realiai čia nesvarbu, ar antras iš eilės Europos titulas, ar trečias, ar ketvirtas, tačiau iš vienintelis asmuo, ne tai, kad lietuvis, per kažkur tai pastarosius 8 metus įveikęs Marių Ilą, kuris 8 kartus vos ne iš eilės Europos čempionas ir niekam nėra pavykę jo įveikti išskyrus 3 japonams ir 1 rusui. Ir realiai čia žmogus yra mano idealas, mano mentorius. Aš kiekvieną dieną gal 11 metų žiūrėdavau YouTube jo vaizdo įrašus ir iš jo mokydavausi, jis buvo mano perfekcionistinė, nežinau, žvaigždė. Ir jį įveikti čia yra kažkas pasakiškos. Net neturiu pasiteisinimo ar kažkokio tai paaiškinimo, tik tai gal apdovanotis kažkom, kad jį įveikti, nes niekam nėra to pavykę. Iš tikrųjų, aš labai pykusi su savo kolega Aivaru Daduru, kuris mane treniravo, nes aš jam atvirai sakiau, aš netikiu, kad prieš jį galiu laimėti. Netikiu, atrodė tai neįmanoma, kaip ir prieš Valerijų Dimitrovą, bet kovoje aš pajaučiau, kad galiu. Iš tiesų pajaučiau jau paskutinio pratęsimo, jog nieko nėra stebuklinga pas jį.
ir nieko nėra neįmanoma. Ir pradėjau laužti ir man pavyko. Iš tiesų paslaptis yra tokia, kad aš kovau taip, kaip jam yra nepatogu. Kitaip tariant, aš kovau lygiai tokią pačią techniką kaip ir jisai, nes daug metų aš mėginau kopijuoti jo techniką ir jisai nėra susidūręs su dubleriu savo. Ir jam nepavyko laimėti, nes tiesiog priešininkas buvo lygiai tokios pačios technikos ir taktikos. Aš jau pas daug metų mėginu perprasti tokią techniką, nes jinai yra viena geriausių, gal net pati geriausia pasaulyje. Ir kiek aš mokinausi, tai norėjau kovoti būtent lygiai taip pat kaip ir jisai.